Daugybė žmonių galvoja, kad jeigu jie žino kažkokią tiesą apie kažkokį kitą asmenį, Taip. tai ta tiesa jau įsipareigoja ją išsakyti. Ir jie taip daro. O aš žinau tiesą ir jie žiūrėjo akis tau. Ne. Iš tikrųjų, bendravimas yra svarbiau negu tik informacijos perdavimas. Bendravimas yra daug daugiau. Informacijos perdavimas, tai galima sakyti, bendrauja galva su galva. O žmogus tai nėra tik galva, pas jį dar yra jausmai ir dar yra jo kūnas. Tai jeigu mes tik galva į galvą bendrautumėm, tada galbūt ir galima būtų rėžti tiesą į kaktą, taip sakant. Bet dalyvauja dar daug daugiau dalių žmoguje. Tai reikia galvoti ne apie tai, kad tiesą išsakyti, bet reikia galvoti apie poveikį bendrą, kaip paveiks tą žmogų, ant kiek tie žodžiai yra griaunantis ar gydantis. Tai blogi žodžiai, sakykime, tiesos žodžiai gali nužudyti žmogų, ne vietų, ne laiku pasakyti.